Šiandien išpakuosime kai ką didelio. Siurblį robotą S2 RS2. Einam pažiūrėti, kas viduj. Joje yra vandens talpyklos, šepetėlių valymas ir mažesnė dėžė. Pažiūrim, kas šitoj dėžė. 2 šluostės, 2 šepetėliai, lipdukas kamera, jeigu nenorite, kad filmuotų, ir maitinimo laidas. O čia yra vandens talpyklos, tai yra 2 vandens švaraus ir purvino vandens, aišku, manualas yra. Tada yra papildomas šluostės ir šepetėlis valymui ir pati stotelė. Robotukas siurbia ir plauna vienu metu, o svarbiausia, pats išsivalo ir išsidžiovino šluostes. Jo navigacija paremta 360 laipsnių lidar ir priekinės kameros sistema, kuri leidžia tiksliai ir išmaniai judėti namuose. Jame yra įmontuota 3 megapikselių kamera, kuri leidžia stebėti savo namus realiu laiku. Tu vaitok funkcija, jeigu nori pasikalbėti su namiškiais ar savo gyvūnėliu, kuris yra namuose, galite tai padaryti telefono pagalba. Stotelė automatiškai plauna ir džiovina plovimo šluostas, todėl jos visuomet švarios ir be nemalonaus kvapo. RS2 tai robotas, kuris taupo jūsų laiką ir padeda palaikyti namus švarius be papildomų pastangų. Be to, jeigu jūs lyginate kainą ir kokybę su konkurentais, tai yra pats geriausias variantas rinkoje. Dabar jungiu siurblį ir pradedu naudoti. Po kokios savaitės naudojimo aš padarysiu gilesnį video su kažkokiam tai funkcijom, kaip jisai veikia, gerai, negerai, padarysiu review'ą. O jeigu norėtumėte įsigyti šį siurblį, www.prokem.lt. Iki!